kelia nuostabą, kad mes čia toj Palangoj, ką mes čia randam, ką mes čia veikiam, ar mums čia ne per daug žmonių, o kai jau nugirdo kažkas dėl klinikos, tai dar ir dabar turbūt kažkas pasukioja pirštą. Per mažai žmonių, per toli, ką jūs patys dirbsit, o tai ką jūs darysit, what? Palangoj? Man tai ir šypsena kelia toksai dalykas, nes aš čia kaip namuose šitą miestą. Ta Palanga, jinai tokia kiekvienam savaip gali būti atrasta. Jeigu tas, kas atvažiavęs, randa savo tokią tarsi vietą arba nišą, kitaip tariant, arba poilsį kažkokį. Vasarą čia yra intensyviau, vis tiek tų žmonių daugiau ir tikrai visa Lietuva važiuoja prie jūros, kas į Nidą, kas į Palangą, į Šventąją ir pasibarsto visur. Bet man ne sezono metu Palanga, tai jinai dar fainesnė. Tų žmonių nėra, viskas lėčiau, mažiau. Labai tas toks nuoširdumas, fainas. Tikrai yra ką veikti, entuziazmų viską darai, tai... Tai čia net be entuziazmo, kultūrinis gyvenimas tobulas, koncertai, pramogos kas nori, sporto irgi ir vasarą ir žiemą, tai viskas išvystyta. Tik tai norėk, eik ir daryk, tikrai jokių problemų.